Kadangi buvo norinčių, besidominčių teisingiau liftų mano, bandysim filmuoti. Čia yra rėmas, kurio atsistojus, matosi, net leidžiamės į apačią. Dėti ratukai. 2 viršaus spiruoklės, kad vilniau, jeigu greičiau pakylam, vilniau sustoja. Toliau prie rėmo lenciūgas eina ašis. Ant šitos ašies galima dėti reduktorių su varikliu. Čia atraminė prie sienos žvaigždutė, nuo kurios eina lenciūgas ir pakabintas svoris. Leidžiamės į apačią, svoris kyla į viršų. Gal geriau matysis. Svoris yra biškį mažesnis už mane. Ir man leidžiamės. Ir prisilaikom truputį ranką ir sustojam. Užfiksavimas, pastatom lentą, paleidžiam, užsifiksavo. Svoris pakilęs viršui. Norim kilti, atsistojom, nueina į fiksavimą, galima atsispirti koją, kyla. Galima paimti su ranka, patraukti ir irgi pakylam. Jeigu norim greitai, šokam, leidžiam, užfiksuojam ir apačioj. Norim pakilti, einam, fiksuojam, imtilnam ir viršui. Nu, šiaip viskas paprasta. Norim leidžiamės, galim svara pakyla. Minusas, kad atreguliuota pagal mano svorį ir kitiem norint lengvesnis už mane nelabai nusileis, teks pasistumt, sunkesnis turės labiau panaudoti rankų jėgą ir kad susistabdytų. Jeigu turim ką nors rankoj, galim pristabdyti su koja. Įkaltos armatūros, susistabdom ir gražiai pakilti taip pat. Susistumiam su koja ir užvažiuojam. Nu ką. Šiaip viskas paprasta, viršui biškį rėmas. Čia, kaip minėjau, galima dėti reduktorių su varikliu ir kilnosis elektra, bet tada reikia daug laidų, apsaugas visokias ir taip toliau. Atsvaras vaikšto 40 ant 40 kvadratinis vamzdis perpjautas per pusę ir vidury važiuoja. Čia matosi, nesimato. Ratukai iš Litagros nuo vartų stumdomų.
Ir eina tas vamzdis eina. Ir iki pat apačios. Ties perdengimu prisuktas. Šiek tiek. Toliau vėl eina iki apačios.